Labas rytas, pas mus yra pavasaris ir vėl prisnigo. Bet I have exciting news. Mano mama nusipirko naują šuniuką ir atveža man jį parodyti. Aš tik tai nežinau, kaip mano katinai reaguos į tą šuniuką, bet pakol kas aš juos esu išleidus į lauką, nes atėjo kaimynų mergaitė. And what I mean by that, tai mano kaimynai irgi turi katiną. Labai graži maža mergytė ir jinai puikiai sutarė su mano katinu. Visą laiką ateina, pasitrina prie durų, pasikviečia Delį į kiemą ir jie tada dviese eina žaisti. Bet kai jinai susitinka su mano mergytė Sofija, jos visą laiką žiauriai stipriai apsišnipščia ir nesutarė, nu bet tipo, panos. Ale? Aš noriu jums ją parodyti. Steve! Čia mano mergina. O kita mergina kažkur dabar išėjus. Bet dar bus progų, kad aš jums ją parodyčiau. Čia dar vienas, dar kažkoks jo. Čia kaimynų mergytė labai sutarė su Deliu, tai ateina pažaisti. Nusirengėm. Sustriūkė. Įdomu, kaip su katinais, žinai, aš bijau, kad jie nesipyktų. Žiūrėk, kaip nedrasiai. Mes čia pirmą kartą tokį ilgą kelionę važiavom. Bet kokia graži. Bet irgi bijo, Delio net neina arčiau. Nebijau, nepažįstu, žinai. Wow. Drąsiai nebūk tokia. Nu tai eikit pasisveikinti, Delis įkelinės iš viso pridėjęs. Labutės. Gražuolė, tu kokia mažytė. Košė. Ne, tai aš jau urzgė. Ai, kad tai. Nesuprasi. Aba. Vakar pavasario klyningą dariau. Ai, šitas vasarinis pagrindinis. Nu, ačiū, kad pastebėjai. Ne, nu aš tvarką visada pastebiu. Nu, aš nesureikšminu, dėl manęs tai čia nereikėjo to. Mes šiandien kaip tik su draugais planuojam kūrybinės dirbtuvės. Tai va, turėsime vakarų. Nu tai va, čia ne vakarui, mes jau nusprendėm, kad mes nuo dienos pradėsim Vilmos atskauti. Čia labai gerai. Nu va, atėjo ir kaimynų mergaitė. Ką tu čia? Neįpratų šarčių kovo, žinai. Gerai, kad apskritai matė. Žodžiu, zoologijos sodas. Sėdėt, sėdėt. Wow. Palauk. Gulėt, gulėt. Ai, gera. Aba, duok labas, duok labas. Taip. Bet tai jūs jau normaliai pasimokę esat, kaip miela. Greta. Greta. Gera. Geras. Greta. Greta. Aba. Greta. Ten bandelės yra spinim. Ai, noriu vandalą. Nusipirkau žiauriai gerą daiktą ir tai yra lempa augalam, nes ir pas mane namuose biškį tamsu ir šiaip dar saulės nedaug pro langus, o aš turiu keletą augalų, kuriem labai svarbi yra saulės šviesa, kad jų lapai galėtų būti gražus ir aš noriu, kad jų lapai būtų gražus. Čia mano monstera, jinai šiaip kaip ir gražuolė, bet kadangi mažai šviesos yra namuose, jos lapai raukšlėtis pradėjo, jinai dabar pas mane visą laiką būna padėta ant spintelės krašto ir tobulam scenarijui paaugusios šitos šakos skris lygiai taip pat kaip šitos. Ir aš tada galėsiu kur nors pakabinti, nes šiaip tipo jinai vijoklinis augalas, bet jo, jam reikia šviesos daugiau. Šiaip jos lapus reikėtų nuvalyti kažkaip keistai. Aplamai pas mane namuose yra tokia problema, aš spėjau. Tiksliau nespėjau, o jau darau išvadą, nes turėjau hipotezę ir jinai pasitvirtino. Labai kietas vanduo yra, tipo ir kalkių daug. Ir iš tikrųjų buvo daug mažų šitos problemos indikatorių,
Bet aš tiesiog netkreipiau dėmesio. At some point duše pradėjau laikyti plaukų kaukės bankutę, kuri buvo juoda ir ant juodos spalvos labai gerai matęs, kaip greitai nusikalkėjo vanduo, nes taip aš porą kartų nueidavau dušą. Ir tada tą bankutę stovint, kai jinai yra, išdžiūvus, tokia balšva. Tipo, tie, kas esat matę šitą dalyką, tikrai suprasite, ką aš turiu omeny. Ir tai yra, todėl, nes vanduo yra kalkėtas ir labai kietas, kas negerai yra mūsų plaukams. Tipo, aš ir ant plaukų pastebėjau, žodžiu, belekas, bet nusipirkau filtrą. Ir jisai dar yra infusintas su hialurono rūgštim ir panašiais visokiais dalykais, vitaminais, kvepia mandarinais. Aš čia išbandinėjau paskutinės 2 savaitės ir man labai patinka mano pasikeitus dušo rutina. Aš su tuo pačiu vandeniu, šiaip purškiu augalus irgi. Ir aš dabar čia, aš jums parodysiu, nes aš net nežinau, kas čia, bet tipo negražiai lapai atrodo. Tipo matos, kad paviršius jisai nėra švarus ir toks lik irgi kažkokiais dalykais apsinešęs. Aš manau visiškai, bet žinai kas yra, nes šiaip smerkti jogą nors, tipo rodys kaip bloga, ten kažkokį įstinį roviną. Nuvaliau lapus biškį, aišku, irgi su vandeniu, bet naudojau virintą vandenį iš arbatinuko, tai man rodos ten kažkas biškį geriau negu realiai tik su vandeniu. Pačią žemę irgi biškį reikia palaistyti. Ir aš turiu čia pasidarius žiauriai gerą dalyką. Toks biški weird looking, bet čia viduj yra sutrinti kiaušinių lukštai. Nes kiaušinių lukštuose yra labai daug kalcio, kas yra sveika tiek mum, tiek augalam. Tai aš ir pati kartais išgeriu šaukštelį su vandeniu. Va, turiu čia tokiam stikliniam indelį įsidėjus, aišku, jau nedaug. Nes šiandien dariau tą vandenį. Paskaičiau, kad galima tipo įdėti, kad jie brinktų ir skleistų tos savo dalykus vandenyje. Ir tada šitą koncentratą pilti į augalus, nes iki šiol tai aš tiesiog barščiau ant žemės paviršiaus. Bet tipo jie taip tada sunkiau absorbuojas į pačią žemę, todėl logiškiau gaunas daryti į vandenį. Šitą orchidėją šiaip reikėtų persodinti ir turiu dar vieną augalą, šiandien nusipirkau. Bet irgi labai gražiais tokiais lapais. Tai taip gavos. Tai jį irgi reikia persodinti, bet šitą gal norėčiau daryti rytoj, kai bus šviesu, lauke, kas čia. Nesu niekada turėjus orchidėjos ir aš nelabai... Aš girdėjau, kad jos žiauriai lepios yra, tipo, o aš turiu taip maždaug zero knowledge. Aišku, aš čia buvau ChatGPT pasijungus visais klausimais beveik. Mano telefone negalima įti 3 vietas. Tai yra naudai, TikToko draftai ir, gerai, 4. Galerija. Ir mano susirašinėjimo istorija su ChatGPT. Pagalvojau, pastatysiu šalia dar ir šitą palmytę, kad pasidegintų. Bet jinai taip liūdnai atrodo. Čia ta pati, kur man brolis padovanojo per kovo 8, nes žiauriai, tipo, kad jinai kandžioja, nes jos struktūra tokia. Ir aš ją... Aš žinau, kad atrodo žiauriai, bet tipo aš ją apkarpiau ten, kur buvo, kad jinai nukandžioja. Ir tada jie toliau kandžioja šituos likusius smailius galus, tai aš galvoju, ar man jie visą tiesiog apkarpyti ir padaryti tokį lempinį krūmą. Aš turbūt tiek heito komentarų gausiu dėl šito, ką dabar darau. Aš esu pasiruošus priimti pasekmes. Gerai, dabar tikrai viskas. Mums reikia dresuoti dramblę esantį kambaryje, bet aš labai nenoriu to daryti. Nes jūs juoksitės. Aš prieš porą dienų išsiroviau protinius dantis ir dabar mes atrodome taip. Jeigu būtų ištinę dar čiučiu daugiau, taip aš kitaip šonu pasisukus viskas normaliai, bet kai atsisukau tai... Bet jeigu būtų ištinę dar čiučiu daugiau, aš tada tikrai neičiau į jokias parduotuvės ir ypač į kokių birių dalykų, pavyzdžiui, riešutų skyrių, nes man sakytų, parodykit panelę žandus, apsivogus būsit. Ne, aš kaip žiurkėnas tiesiog stokinu maistą savo žanduose. Bet šiaip rimtai, aš būnant jaunesnė, auginau gan daug žiurkėnų ir jie visi stokina maistą savo žanduose. Mes su broliais kartais žiurkėnams papjaustydavom morkytės tokiais kubeliais, tipo kaip desertą ir tada paėmus tą žiurkėną į rankas, tu galėdavai jaust, kad jis visas toks kvadratinis. Nes prisistokindavo morkų žanduose, tai aš dabar jaučiuos panašiai, tipo nėra tai blogai. Taip, nefylinu savęs čia dabar šnekėti prieš kamerą.
Bet žodžiu, šiandien patinimas turėtų tik mažėti, kas yra labai exciting, nes pagaliau galėsiu normaliai valgyti. Bet aplamai, ką aš jums norėjau papasakot. Nuvarius rautis dantų, aš ten tokią agoniją išsėdėjau. Skaudėt neskaudėjo, nes suleido vaistus, bet aš tiesiog girdėjau, kaip tos protinis dantis lupa man iš kaukolės. Aš visą laiką girdėjau, kaip jie traškėjo ir aš jau 4 dienas negaliu pamiršti to garso, nes man dar 2 dantis reikia kitoj pusėje išsirauti, tai aš kitą kartą einant nežinau, ar bijosiu daugiau ar mažiau, jau žinant, kas bus, nes kaip ir procesas viskas nice, bet tas jausmas, sakau, kai lupa atrodo tau už kaukolės, tiesiog tos dantis. Bet žodžiu, prasidėjus visą šitą kankynę, aš atsisukau daktarį ir sakau, aš gal galiu pasiimti tuos dantis savo. Tai daktarė man tuos dantis sudėjo į maišelį, aš juos parsinešiau namo, dar parodžiau savo draugui. Ir jau 2 paskutinės dienas aš tų dantų namuose niekur negaliu rasti. Kur tipo, jeigu tai yra momentas, kada aš išsiaiškinu, jog dantukų fėjos actually egzistuoja, mes turėsim pokalbį ir dėl kalėdų senelio, ir dėl kokios Velykų babutės, tos aš vapšė 100 metų nemačius. Tai žodžiu, aš dantų savo neberandu, bet aš tikiuosi iš gyvenimo kompensacijos. Dar vienas dalykas. Aš susiduriu su viena esminė problema. Aš neįsivaizduoju, kaip užvadinti savo vlogus, nes aš čia japinu apie beleką, bet apie nieką pakankamai ilgai, kad galėčiau visą video užvadinti taip. Vadinti tiesiog diena su manimi irgi nenoriu, nes toks atrodo jau overusintas mano šitas dalykėlis. Ir aš tiesiog esu tokiam taške, kad aš tuoj nesąmonės pradėsiu rašyti ant YouTube'ės video pavadinimu. Aš šitą video iš viso galvoju pavadinti, jūs nuspręskit, nes aš nežinau, nes tipo... Aš nežinau. Čia tokia durna vieta, kur turėt problemų, bet aš turiu čia problemų. Aš daug durnų vietų turiu problemų, gerai? Pavyzdžiui. Prieš porą dienų nusprendžiau išsivalyti langus namuose, tai geriau būčiau net nepradėjau. Nes tas langas, aš tuo jums jį parodysiu, bet jums reikia žinot prieš istoriją. Jisai prieš tai buvo žiauriai purvinas. Bet tipo bent jau tolygiai purvinas, ane? O aš dabar jį... valau. Ir dabar matos, kad jisai yra valytas, bet žiauriai lievai, bet aš žiauriai stengiausi ir labai daug priemonių naudoju ir nesuprantu, kame buvo problema. Ir jau geriau būčiau net nevalius. Jūs tiesiog pasižiūrėkit. Wow. Tiesiog epic. Profesionaliai valau langus, kreipkitės. Gerai, bet grįžtant prie esminės problemos, kad aš nežinau, kaip savo vlogus pavadinti. Aš tiesiog jūs perspėjau, kad aš pradėsiu nesąmonės rašyti pavadinimus. Kad ir ką sugalvosiu, galit savo nuomonę pasakyti komentaruose. Bele ką šiaip būtų nice, kad pasakytumėt komentaruose, nes kadangi aš kurį laiką buvau apleidus savo YouTube'ės kanalą, tai mano ir engagementas yra nemažai nukritęs žemyn. Nu, iš tikrųjų, aš dar nežinau, kiek jis yra nukritęs žemyn, bet tipo spėju. Tai kad vėl viskas sklandžiai judėtų į priekį, jeigu turit kažką, ką norit pasakyti, tai nerašykit man į Instagramo DM'sus, o galit pakomentuoti po video, nes tiesiog šiaip aš nenoriu jūsų versti ir jums sakyti, kad laikinkit kiekvieną video, komentuokit, subscribinkit ir taip toliau, nes tipo čia jūsų pasirinkimas ir jeigu jums nepatinka ir taip toliau, tai nelaikinkit. Nenoriu būti ta needy kūrėja, kuri būtų desperate ant jūsų interactionų, visgi aš šitą dalyką ne tik dėl jūsų darau, bet ir dėl savęs. Tai jeigu jums pizdu, man pizdu irgi, bet jeigu turit kokių nors idėjų ar minčių, ko norit pasidalinti komentaruose, don't be shy. Kadangi mes bandome šitą dalyką judinti iš naujo, tai visus jūsų komentarus aš irgi ir atsakysiu ir reaguosiu, man taip sunku šnekėti. Aš beveik kaip pavargsiu, jūs net neįsivaizduojat. Man jaučiu, kad tiesiog akys spaudžia šitoj veido pusėj. Nu, žodžiu, šiandien laukia labai graži diena, tai eisiu, manau, aplankysiu savo medį, nes visai nesenai išsirinkau savo medį, nu, bet čia istorija kitam kartui. Geros likusios dienos ir jum ir iki pasimatymo kitą kartą.